jeigu aš būčiau tikintis, tai kūryba tai būtų Dievo darbas, ne? O čia yra suvokimas principo ir saviraiškos dalykas. Kas ta mano tapyba būtų? Yra tikrenybė nežinoma, už tai, kad aš nesu matęs niekur, kad būtų panašūs darbai. Aš esu susikūręs savo tą tapybą iš reikalo ir aišku, iš saviraiškos. Vėlyvieji sukūrėjai. Tai man 87 metai dabar. Tai vėlyvieji sukūrėjai, ne? Tai aš galiu parodyti, nuo kur prasidėjo tas mano trenktas reikalas ir kaip jis vystosi toliau į tuos paskutinius reiškinius. Tai dar ne paskutiniai, bet gali ir būti. Vienu žodžiu, štai, čia yra monografija. Daugelis darbų toj retrospektyviniai parodoje buvo matėsi šitoje knygoje. Pradiniai darbai tos knygos yra juodi balti. Tai iš dalies čia yra mano studentiniai darbai. Šitie darbai kažkaip atrodo labai barokiniai. Aš užaugau moksle meno muziejuje. Meno institutas Čikagoje turi nepaprastai didelę kolekciją svarbaus meno. Ir Rembrandtai, ir Vermeerai, ir Velasquezai ir panašiai. Ir mano pirmoje tapyboje buvo idėja, kad prilygt prie to kilnumo tos praeities, ne? Tai mano darbuose gavosi, pavyzdžiui, šitas darbas, labai barokinis tas darbas, mano tas agentas pavadino Sixtina. Ir aišku, man labai buvo svarbus Sixtinos lubos, dėl to, kad ten yra tokia komplikacija dalykų, kuri reprezentuoja maždaug mano supratimo, kad pasaulis yra nepaprastai didelis ir pilnas detalių, pilnas visokiausių žmonijos idėjų ir architektūrinių idėjų. Tai šitas darbas dingęs, bet šitoj parodoje aš turiu mažesnį darbelį ten už sienos. Jaunystės laikų barokas, permąstytas, tamsusis. Tai reiškia, šito darbo idėja sumažinta ir perstatyta šiuose laikuose. Man buvo įdomu, ar tas čia 60 metų skirtumas, ar sukuria kitokį rankos judesį, ar sukuria tos laikotarpio istorijos, tų mitų visų, kitokią interpretaciją. Tai aš padariau 2 darbelius, vienas tamsus ir vienas šviesus, lyg tai improvizacijos šitos idėjos. Tai taip prasidėjo mano tapyba. Čia man buvo gal 20 metų, ar kiek šitą dalyką padariau. Šitoje knygoje tie juodi balti reiškiniai, tai yra pradiniai dalykai. Ta knyga po tiek laiko pasikeičia į spalvotą pristatymą. Tai, pavyzdžiui, šitas darbelis man yra labai svarbu dėl to, kad čia aš norėjau pagauti pasaulio tos skirtumus. Čia kiekvienas kvadratėlis yra kitokio tipo paveikslėlis. Čia lyg tai būtų abstrakcija gamtovaizdžio, čia gal interjero, čia gal figūrų ar panašiai. Ir šitos visos idėjos buvo atskirai nutapytos kaip paveikslėliai. Aš buvau pridengęs tą visą drobę, nutapydavau tą paveikslėlį, tą idėją atskirai, paskui atidengdavau, kol pagaliau atidengiau tą visą dalyką ir man reikėjo suorkestruoti ar suorganizuoti tą ryšį tarp tų visų idėjų. Reiškia, tas darbas yra pradinis tų dalelyčių, to
tinklelio lyg tai būtų. Pavyzdžiui, čia 18, ne? O čia tų vaizdelių būtų gal 500. Tai mano ambicija jauno menininko buvo didinga. Vis dėlto aš norėjau kuo daugiau prisiartinti prie kažkokios nors žmonijos visatos. Ką ta viso pasaulio žmonija galvoja per amžius. Reiškia, tai man tos komplikacijos buvo labai labai svarbu. Kitas dalykas, aš buvau smuikininkas ir mano muzikos mokytojas buvo labai užsispyręs, kad kiekvienas taktas, natų junginys yra skirtinga idėja. Reiškia, vietoje, kad pergrot visą simfoninį veikalą, išmokti kiekvieną taktą, muzikoje tie taktai yra, kompozicijos taktai. Vienoje kompozicijoje gali būti keli tūkstančiai tų taktų, gaidose. Tai va, ta idėja, kad tie visi taktai yra informacijos, atskiros informacijos. Ir kad muzikinis veikalas vis dėlto susidaro iš tiek daug tos informacijos, nors yra abstrakti informacija, sakykime, gal geometrinė, matematinė informacija, pavirsta į jausminį reiškinį. Muzika, aišku, yra skaitoma pradžia pirmyn. O pas mane visas dalykas yra išspręstas. Sakysim, jeigu paimsim Beethoveno simfoniją kokią nors, tai aš pristatau, kad tas dalykas gali būti suprantamas vientisas vienoj formoje. Lyg tai būtų išplėsta ta reikšmė tos muzikos, ne? Tai dabar aš... Tai šitas dalykas dauginasi su laiku, su to moderninimo reiškiniu. Pavyzdžiui, pažiūrėkit šičia. Tai maždaug čia yra gal metų skirtumas, 2 metų skirtumas, darosi šitaip. Padaugintas, ta mano ambicija buvo nesustabdoma. Čia yra 60 dalių fuga. Didelis darbas, truputį didesnis šitą, bet dar ta reprezentacija yra tokia jausminė, reprezentacija dalelyčių. Ir po to gausi šitaip. Čia, be pavadinimo, bet čia būtų labai didelis darbas, čia būtų lyg tai fugos idėja. Man Bacho fugos labai svarbu. Reiškia, pilna kontrastinių judesių, pilna kontrastinių idėjų. Ne? Čia komplikuojasi mano darbai, bet kitų būdų komplikuojasi. Ir kol pagaliau pasiekiu šitą darbą. Tai šitas darbas omaž Matisui yra, tikrai aš nevadinu Matisu, aš vadinu omaž HM. Šitas darbas yra maždaug, šita visa siena būtų tokio ilgio, kaip šita galerijos siena. Nuo ten iki čia. Jis yra labai didelis. Tai čia kaip ta beprotiška ambicija tęsiasi toliau. Reiškia, į komplikatumą arčiau prie muzikos. Šitas darbas man staiga, aš buvau labai supratęs tą muzikinį reiškinį kaip neapčiuopiamą dalyką už tai, kai jis pastatytas laiku. O šitas darbas labai dideliai plotmei daug detalių. Pas mane ta idėja turi 2 polius. Vienas polis būtų klasicizmas, geometrija, architektūrinis dalykas, o kitas polis būtų ekspresionistinis.
reiškia emocijos. Pavyzdžiui, kitas reiškinys. Gyvenu pasaulyje, esu įsijungęs į pasaulį. Man labai svarbu, kas vyksta. Šitas mažas darbelis aš nepernešu atsilikusių laikų imperijų, agresyvumų ir tvarkymo pasaulį pagal savo autoritetą, tai per diktatūrą, taip kaip Putino, arba net Trumpo šiais laikais. Šitas darbas pavadintas Putino nešvankus sapnas – sunaikinti Kijevą. Tai vat, šitame darbe, tai čia lyg tai būtų daugiau reprezentacinis. Čia tai emocinis darbas, vartoja formalizmą, prieiti prie visą kito dalyko. Būtų specifika, antikarinė specifika. Tai čia yra Kijevo miesto centrinės dalis, planai, čia yra takai, čia pastatai ir panašiai. Jie nereprezentuoti kaip čia yra tikras žemėlapis vartojamas, bet jie nereprezentuoti kaip daiktai, bet kaip idėja. Ir tie juodi plėmai, tai būtų lyg tai paleistos bombos ant tos atmosferos, naikinimo vyksta. Tai Putino nešvankus sapnas reikštų, kad tik tai toks KGBistas Putinas gali sugalvoti, kad tai būtų graži idėja sunaikinti Kijevą. O šitas darbas būtų daugiau apie formą. Man tas omaž Matisui panašiai yra labai reikšmingas, pasiektas mano idėjom reikalas, ne? Tai aš dažnai noriu grįžti į tą pusę, už tai, kad man ten lyg tai kažkas ypatingo pasisekė surišti muzikinį reikalą su tapybiniu. Vietoj, kad vaizdai, portretai, gamtovaizdžiai struktūriniai, kad gautųsi panašus dalykas už tai, kad aš matau, kad muzika ir klasikinė muzika ir nepaprastai ekspresyvi. Kiti žmonės verkia išgirdę dalykus, ne? O kiti žmonės verkia pamatę fotografiją. Fotografija atneša informaciją tiesioginiai. Aš esu pasirinkęs tą informaciją perleisti forminiai. Nereprezentuoti, bet kaip pasakyti, nereprezentuoti, bet pagauti tą reiškinį per jo formą. Ir ta forma yra komplikuota, kaip tie taktai visi. Tai šitas darbas, aišku, yra daug mažesnis, bet tos visos detalės tų kvadratėlių yra pavirtę į kitokius plėmus. Jie keičiasi. Tikrenybė aš nenoriu, taip kaip tas mano muzikos mokytojas sakė, kiekvienas taktas yra skirtinga idėja, tie takteliai čia keičiasi, tai yra skirtingos idėjos, lyg tai būtų, ne? Reiškia, tai man gavosi labai svarbu, kad būtų tapyba abstrakti. Abstrakti kodėl? Dėl to, kad fotoaparatas labai lengvai pradėjo vaizduoti žmoniją ir aplinką, o anksčiau tapyba buvo reprezentacinė, vaizdavo. Ne visuomet. Prieš tai Egipte ir Babilonijoje ir panašiai, ir Voluose, aišku, tapybos tikslas buvo ne reprezentuoti, bet kažkaip įvesti svarbą. Tai aš noriu pristatyti, kad ta tapyba yra gyva, man yra labai svarbi, turi būti turtinga, turi būti be aiškios reprezentacijos, turi būti abstrakti, kuris pagautų žmogaus mąstymą.